Aišku, reikia pagalvoti ir apie persvarą, skirtumas taip pat gali turėti reikšmės. 3 taškai. Šiuo atveju Dylanas Frajus, jo tiesioginis oponentas yra Jacksonas Dubinskis. Ir Dylanui Frajui čia 5 kamuoliai puolime iš 8 atkovotų ir pelno 18 tašką. Dubinskis, štai taip. sukarpė. Dubinskis Kalilui Tomasui, Dubinskis prieš Kurkas, aukštesnį Danisevičių ir tuo įvykiai pasibaigė. Evaldas Šaulys. Tomasas. Nuo jo atsitraukęs Kalilas Tomasas. Čia Dubinskis iš toli. Dar vienas taiklus. Labai svarbus Jonavos ekipos taškai. Mėgaujasi sunkiom situacijom. Ne veltui žaidžia Antanas Sireikas. Komandas, kuris kažkada prieš daug metų dar treniruodamas Kauno Žalgirį yra pasakęs savo legendinę frazę, kuo sunkiau to. Žaidėjų vis tiek dominuoja. Akivaizdžiai Jonavos bet krepšininkai. Manauskas Dubinskiui 3 taškai. Teorinių šansų galėsime pakalbėti plačiau. Greičiau reikia kažką jau organizuoti Dubinskiui taškai krepšyje. Tai nebuvo taip paprasta. Sėkmingas apsaugų epizodas. Andersonas 6 taškai. Fiziškai nėra tvirčiausiai žudėtas krepšininkas, Dubinskis neturi. Tikras surinkęs 8 taškus ir Martynas Varnas, tai Džonsonas Elmoras. Prieš šį dvigubą gynybą ir klysta jaunasis puolėjas. Dubinskis dideliu greičiu, Tomasui ir iš viršaus rezultatą.
Lukas Nevėžio turėt gretose. Dubinskis 3 taškai. Tiesa. Dabar ir keičia. Dubinskis įmeta kamuolį gerai, čia pastebi jis Edviną Šeškų. Dubinskis iš 3 taškų zonos vėluoja, prie jo prišokti gali.